Labą visiems žiūrovam. Po tiek nesėkmingų žvejybų jau nebekyla rankas piningaut. Dar ir vakar buvau pamėtyt, bet irgi visą dieną tuščia. Tai šiandien nusprendžiau eksperimentuot. Kaip praeitais metais bandžiau pagaut lydeką ant negyvos žuvelės, taip ir šiemet bandau vėl. Aišku, stebuklų nesitikiu, bet pagaut tai niekad nežinai, kas gali būti. Bet šiandien bandysiu ant plūdinės, va taip nusprendžiau, kad paplaukėt ir aktyviau biškį paieškot. Matęs irgi, kad užsienį ir ant plūdinių gaudo. Tai pasidariau tokią sistemėlę, paprastutę. Plūdė didelė, 25 gramai čia. Kamera iš karto ir fluorokarbono pavadėlis. Ilgas šitas 5 cm ir porą kabliukų, 3 šakių. Tai dabar belieka tik tai kokią žuvelę užsivert. Šiaip čia prisidėjęs tai turiu ir skumbrę nemažą, bet čia labai nemaža tokia. Šiaip pagrindė strymelės bandžiau jūrinės žuvis, nes kiek patarė, kad šalant vandenį geriau jūrinės žuvis. Tai kokias kojas tai gal nenaudosiu. O jūrinės žuvis geriau, nes skleidžia kvapą ryškesnį. Vieną kablį per kuprą. Kitą į šoną pabandyti. Nežinau, šaldytą gal šitas skęs tikiuosi. Šitas skęsta. Gerai. Jeigu ką, tai bent jau pamatysiu lydekas priplaukimą kokį. Plaukiu per tokius visokius akivarus, įlankėlės kokias. O ten ir užmeta. Karsną kartą biškį net pajudinimą taip, kad ale judėtų biškį žuvelė. Kaip kažkokia dar atrodytų. Gal net leisgyvė. Nors kur, pavyzdžiui, daugiau bangų, tai bangas plūdę judina. Ir tą žuvelę automatiškai taip plevisuoja. Tokį dar kažkokį judėjimą suteikia. Įdomu, ar bent priplauks kažkas pasidomėti. Turiu šiandien 2-3 valandas kokias, kol pradės tempt. Toks prasitestavimas, pasižaidimas. Jau taip atplaukiu, neužmetu. Keletą minučių pabūna. 5 kokias, daugiausiai palaukiu ir permetu kiton vieton. Ilgai nelaukiu. O čia kai sekliau, tai aš net matau, aš tą žuvelę iš tikrą. Šiek tiek matosi. Kažkas tai spindi vandenį. Na įdomi. Kodėl ant dugninių tai pagauna tokiu būdu? Ta prasme įmanoma pagauti. O ant plūdinės irgi įmanoma, aš manau. Nieko čia nesiskiria. Aš užpernai berods bandžiau irgi. Bet nesigavo ten man filmukas.
kelis kartus net bandžiau taip ant negyvos suplūdinė. Bet nieko nepavyko. O dabar bent jau tas kameras turiu, kad bent jau pasižiūri, ar buvo kažkas priplaukę, ar domėjasi. 5 minučių čia, nesulaukiu kibimo ir plaukiu toliau. Kad tvirčiau laikytųsi, reikia apvynioti siūlų šitą žuvelę. Nes jinai ant čyla ir jinai tokia minkšta tampa. O siūlas neleis taip greit nukristi jai. Nu va, kažkas tokio. Siūlais apsiviniojus. Tik jinai biški dar statmenai man stovi. Norėčiau, kad biški taip horizontaliau stovėtų. Nepataikiau į svorio centrą. Už žolių biški užkliuvo žuvelė šita strimelė. Taip per pusę sulūžo. Nu, siūlos matyt perrėžė jai iki pusės ir perlūžo, mačiau. Reiks pakeisti jau. Bet dabar pažiūrėjau internete, tai kad tiesiog paprastai jas ant plūdės net nedaro, kad jinai stovėtų horizontaliai. Tiesiog pakabina ant kabliukų, kad vertikaliai būtų ir viskas. Žemyn galva, žodžiu. Ir tiesiog ir taip ir žvejoja. Įdomiai. Galvau, kaip tik apsimetinėti reikia, kad atrodytų kuo natūralesnė gyvai. Pasirodo, nereikia. Gylis tai čia koks metras. Matas jau dugnas. Žolėm nuklotas. Va, perlūžo žuvelė. Stuburos biški atlūžo. Gal čia nieko labai blogo, bet pakeisiu į naują. Prašiausiai va taip uždeda, kad tiesiog žemyn galvą kabotų ir viskas. Nu va. Neblogai užmečiau dabar. Lauksiu.
2 valandos praėjo, jokio judesio ant plūdės. Būtų plūdę kaip nors biškį nirpteltų ar sujudėtų kažkas tai tokia. Bet visiškai nieko. Nu, aš tai ir nesitikėjau, kad čia puls lydekas vieną po kitos. Bet sakau, jeigu, pavyzdžiui, vieną kibimą gaut, nu, tai būtų labai neblogai, sakyčiau. Labai gerai netgi. Ne tik, kad neblogai. Ir pamėtau ir palei žolės visur, ir atviriau šiek tiek. Čia, pavyzdžiui, su tokiu dalyku, su negyva, gerai į tarp žolių užmest. Nes ta žuvelė nejuda. Jinai neįsipins į žolės, su gyva, tai iškart kokią žolę apsiviniotų ir traukiant, aišku, nusikabintų tą žuvelę. O čia užmetė ir ramu, stovi vienoje vietoje. Aišku, jeigu bangos biški banguoja, tada kažkiek neša tą plūdę. Bet šiaip tai paprasčiau gaudyti, aišku, paprasčiau su va tokia sistema. O ar kimba, ar užkimba, čia jau kitas klausimas. Nu, toks eksperimentas, sakau. Įdomiau bus pažiūrėti gal, negu taip eilinį kartą spiningauti ir nieko nepagauti. Tai bent jau va taip pasižiūrėti, kaip nieko nepagauna. Ant dugninės nėra labai ten ir daug vietų iš tikrųjų. Na, aišku, yra, galima kažkur nuvažiuoti, užmest, pasėdėti. Pernai bandžiau, yra net video kažkur, galit pažiūrėti, mesiu kažkur kampan. 6 ar 7 liktai žvejybas. Žvejojau ir buvo tik 3 lydekų priplaukimai, tokie pasižiūrėjimai. O daugiau nieko. O čia ten tokia pasyvesnė gaunasi, kad tu lauki lydekos. O čia gali pats surasti tą lydeką, palinuosi kažkur užmest. Galbūt sudominsi, galbūt ne. Bet daugiau apgaudyt gali plotą. Atsidaužė jau. Nusilupo nuo uodegos siūlas. Reikia pakeisti žuvelę. Vėl naują uždėjau. Siūlą. Čia į kuprą įsmeigt. Gerai, reikia. Užmetu ir patraukiu. Kiek toliau nuo tos vietos, kur užmečiau. Vis tiek toks garsas tai nemažas būna. 100, vos ne 100 kokių gramų gal visa sistemėlė. Gal tiek nebus, virš 100 tai tikrai. Po 4:12 jau 5 jau tamsu. Nu tai pusvalandis liko koks tik tai pažvejot. Ta žuvelė be galvos liko, mačiau. Bet ir nebekeičiu. Nelabai turbūt tenka tą galvą ir pakeistų. Ar būtų ar nebūtų galva. Tai matėsi iš vis, kur ant kebab rig, man atrodo vadinasi. Kur kaip ant iešmelio.
žuvies gabaliukus sumauna ir užkimba lydeką. Nu, va tokių visokių niuansų. Įdomių. Nu, šiandien tai tuščiai viskas. Kažkaip kibimų nesimatė. Nu, įdomu bus, ar nebus kažkas priplaukę ir pasižiūrėti. Bent jau susidomėti lydekų, kokių buvo ar ne. Nes apvariau tai gabalą nemažą, atrodo, apmėčiau. Tik ar ten buvo lydekų, ar nebuvo, ar kokių praplaukiančių, ar sustojusių pasidomėti. O šitą tai nežinau. Viską išsiaiškinsiu tik grįžęs, pažiūrėjęs kameros įrašus. Mačiau jų kamerą raudonai mirksi, tai irgi paskutiniuoji pareina, išsikraustoji. Nu ką, labai netikėta, žuvų nepagavau. Aišku, ir kibimų net nemačiau. Dar bus įdomu pažiūrėti, ar buvo priplaukę kas nors. Bet silpnokai. Čia tų mažų lydekų tai tikrai yra ir čia manau, kad galėjo juos priplaukti, pasižiūrėti, bent jau pasidomėti. Nu, bet gavas kaip gavas. Bent jau įdomiau negu spiningaut, nes biški spiningaut jau iš tikrą atsibodo, kai nieko nepagauni. Tai tiek, o jeigu patiko eksperimentas, uždėkit laiką, užsiprenumeruokit kanalą. Labai tikiuosi dar šiemet pasiekti 20 000 prenumeratorių. Ir ką, ir viskas. Kažką sugalvosiu ir kitam kartui pažvejot. Net nepaliksiu jūsų be video. Tai ačiū, kad žiūrėjot šį kartą ir iki kitų kartų. Iki.